Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mus rytojus. Šitos dailios fėjų kortos ir mum papasakos. Tai va, įsirinkti jūs mokat greitai, todėl iš karto ir skaitau. Iš esmės tai pinigų korta, čia reikia prisitildyti man garsus, atsiprašau. Va, tai yra tokio atsakingo darbo ir pinigų korta. Kai jūs su kokia kompanija ar su šeima darot kažką labai sau naudingo, labai gero, tokio jaučiat, kad tai yra pelninga. Na, galit ir labai skaniai valgyt, pasigamint kokių cepelinų, pavyzdžiui, visi. Arba iš tikrųjų gamint, statyt, na, kokią nors pastatą netoli namų. Ar ką nors remontuot galbūt savo bute, pasidaryt kokią lentyną. Tai, ką jūs darot, na, ko vienas nepadarysi. Ir jūs tai padarėt, jums buvo linksma dirbt ir jūs dabar turit rezultatus. Jūsų rezultatus vertina ir kiti žmonės, gal koks kaimynas užeina. O gal jūs gaminat kažką pardavimui ir tada jūs gaunat krūvą pinigų. Arba, na, čia tokia, bet kokiu atveju tai yra ir gero kruopštaus darbo, ir gerų pinigų korta. Jūs linksmai, su įkvėpimu padirbat ir taip pat linksmai gaunat įvertinimą ar vienokį, ar kitokį. Va. Žinoma, kad tai jūs džiugina, abejonės nėra. Antrasis variantas, pažiūrėkit, kokia linksma čia kelionė. Tai gali būti kelionė, visokio pobūdžio kelionė. Tai gali būti tikrai kelionė į kitą krantą, kelionė į kitą šalį. Na, jūs per vieną dieną, per vieną rytojų gal kažkaip ir nespėsit toli nukeliauti. Tai gali būti kelionė, na, tokia, kad jau kažką tai čia nuveikėt ir dabar norit būti kitur. Gal į kitą kabinetą jūs norit persikraustyti. Gal jūs norit kažką pakeisti, kas jau jum paseno ir dabar netinka. Tai irgi yra tam tikra kelionė. Čia truputėlį kažkokia šalta kelionė. Jūsų kelionė nebus šalta, nes šalto oro mes taip ir nesulauksim. Bet jūs tikrai turėsit rūpestingai susikrauti savo daiktus, savo mintis, savo dar kažką ir viską pernešti į kitą vietą, kur jum yra įdomiau, kur, na, iš komforto zonos jūs turėsit truputėlį pasislinkti. Čia tai jau būtinai. Bet tai jūs nudžiugins. Dažniausiai jūs džiugina tai, kad jūs turit ūpo ir turit lėšų ir turit nuotaikos keliauti. Labai linksma, labai žavi, labai jaunatviška korta. Tai jūsų įkvėpimas, tai jūsų tokios, atėję kažkokios žinios, mintys, o gal ir žmonės atneša jum puikią nuotaiką. Jūsų nuotaika tokia puikiai, kad viskas aplinkui nušvinta ir viskas aplinkui jum patinka. Ir jūs puikiai jaučiatės, dairotės, kaip puiku čia gyvent. Prisiminkit šitą nuotaiką, išsaugokit kuo ilgiau šitą nuotaiką, nes jinai tikrai jums patinka, jinai tikrai jūs džiugina ir, na, tokių pavasarių atsiduoda.
Tai irgi panaši į aną kortą, trečiąją. Tik čia dar linksmiau. Čia vat grynas džiaugsmas aplinkui. Gal jūs ruošiat vakarėlį, gal jūs tiesiog tvarkote savo kiemą ir kokius nors dalykus ir labai viskas gražėja. Gal jūs einat į festivalį pasilinksmint. Ar ką nors jūs daro tokio nekasdieninio, įkvepiančio, linksmo. Jūsų gyvenimas puikus, jūs galit puikiai atšvęst, jūs toj šventėj ir pagyvensit. Ir sveikinsite su visais ir sakysit komplimentus ir jie jums sakys, visi būsit linksmi, laimingi ir jūsų bus daug. Jūs džiaugsitės kartu. Na, pavasaris ateina. Tai va tokia puikia korta ir man ji labai patinka. Net pasižiūrėsiu ilgiau. Tikrai čia visi jūsų draugai susirinko su jumis, švelniai tariant, pasisiautėt. Aha.